Patikėkit, bičiuliai, vat su spinningu gaudyti menkes kažkas tai naujo ir įdomaus. Net nebijoju, kad netrukus bus varžybos, tos vadinamas Baltijos menkė, gegužės 17 dieną Palangoje. Tai kokie 70–80% meškeriotojų gaudys nebe pilkeliais kaip anksčiau, o gaudys džigais. Vėlgi kažkas panašaus į starkių žūklę, bet artėja link Baltijos jūrą. Viskas tvarkoje, iš tikrųjų, pas mus nėra super didelės menkės. Ir šita va visai nebloga, negalėjau čia pykti, kad labai prastą pagaunu. Bet principialiai žūklės stailas, na, žūklės stilius, jeigu kalbėti lietuviškai, gerėja, žuvis didėja, o žvejyba spinningu įdomėja. Tai tokia žūklė šiandien buvo mūsų pirmą kartą išplaukus Lietuvoje su, galima drąsiai sakyti, kaip mūsų laidos bičiulis Saulius Jokužis sakė, VIP klasės laivais, kur gali plaukti nedidelė grupė žmonių, kur gali ilsėtis, kur laivas yra mobilesnis, kur gali lakstyti po visą Baltiją, na ir tiesiog arba žvejoti, arba nežvejoti, kaip tu nori. O dabar visiems svarbios žūklės naujienos. Viskas, ką norėjome parodyti šioje mūsų laidoje. Štai plaukėme šį kartą į jūrą su naujais kateriais. Galvoju, kad žūklė iš mobilių greitų katerių Lietuvoje taps populiaresnė ir populiaresnė, nes visiškai logiška. Mesgi šiauriečiai, tie patys norvegai, švedai, suomiai, na, gaudo iš tokių katerių ir žvejoja ne tik menkes ir net nebejoja, nes kalbėjome su Audriumi Jakštu ir jis tikrai jau pasiruošęs netgi velkiavimui, lašišų velkiavimui, o jų prie mūsų pakrantės, patikėkite, yra. Ne kartą ir net 2 kartus išplauksime, manau, su šiais kateriais, žvejosime pačią įvairiausią žuvį, o tai pamatysite artimiausiose mūsų laidose. Nei žvyno, nei uodegos. Susitiksim lygiai po savaitės, o jūsų, kaip visada, laukia sveikata ir laimė.